Labą dieną. Šiandien lapkričio 19, Božolėnuvo šventė ir mes vyno klube susirinkome kiek galima daugiau Božolėnuvo 2015 metų, paragavome ir truputėlį papasakosim, kokie šiais metais vynai gavosi. Mano rankose Josefo Druino, senai Lietuvoje rinkoje esančio gamintojo vynas, kiekvienais metais jis atsiranda Lietuvoje ir kiekvienais metais jis yra labai klasikinio skonio. Labai gaivi rūgštis, pernai buvo tas pats užpernai ir labai daug aromato. Gaivu ir aromatinga, labai lengva, mažai taninų, tai kas dažniausiai ir yra Božolėnuvo. Božolėnuvo skirtas užsikasti kažkokį tai lengvą maistą ir linksmintis, kuo greičiau išgerti ir laukti jau kitų vynų pasirodančių rinkoje. Sekantis Trenelis. Trenel vyno namai Lietuvoje jau 11 metų. Šiemet jie atvažiavo jau kaip Šaputie vyninės dalis ir reikia pasakyti, kad šiais metais jisai yra šiek tiek rimtesnis negu kad anksčiau, truputėlį mažiau bananų ir braškių aromatų. Jisai jau tiesiog atspindi tikrąjį Božolė veidą tiek struktūroje, tiek ir kvapuose. Vėlgi jisai daugiau maistiškas vynas, nors žinoma galima džiaugtis ir švęsti su juo kaip ir kiekvienais metais. Mes turime du Trenelius, Božolė ir Božolė Vilaš. Vilaš visada aukštesnės kokybės, visada labiau koncentruotas ir labiau taniniškas. Galima valgyti ir su kepsniu. Dar vienas Božolė Vilaš lygio vynelis, žinomas gamintojas Žoržas Debiofas, išpopuliarinęs Božolėnuvo visame pasaulyje, kaip visada puikiai etiketė ir atitinkama kokybė. Kiek neįprastas baltasis jaunasis vynas Macon Village Nouveau, puikus gerti dabar, ryškus kriaušis, slyvaičio aromatai, mėgaukitės. Nu ir dar vieną turime, kaip visada, netikėtą, labai įdomi etiketė, neaišku ką vaizduojanti, greičiausiai Božolėnuvo mėgėja. Gamintojas irgi negirdėtas anksčiau, tai yra Jean Laurent namai. Atvežė juos žinomas importuotojas Šiaulių Tara. Jų vynai visada pasižymi tokią gerą kainą, o šiuo metu galim sakyti, kad jis turi tam tikrą niuansą, tokį saldumo, lyginant su visais kitais, apie kuriuos jums buvo pasakyta tik ką. Tai salstelėjimo mėgėjai galės juo mėgautis. Taip, mėgautis yra pagrindinis Božolėnuvo požymis, tai yra derliaus šventė. Lietuvoje lapai nukritę, Prancūzijoje, Italijoje, visi laukai šiuo metu yra geltoni. Gražu, švaru, tvarkinga, optimistiška. Šiandien derliaus šventė, šiandien ir visą šį savaitgalį. Linksminkimės.